Labą rytą iš Herviko. Norėjau parodyti jums hostelio kapitoninę, taip atrodo. Randasi va tarp tokių pastatėlių. Kai kuriuose žmonės gyvena, kai kuriuose kavinė. Ir čia galima, turint kortelę, papulti į tualetą ir dušą. Susitikome pagaliau Harbor Masterį, atsiskaitėme su juom, labai fainas Harbor Masteris. Teiravosi mūsų, ar žinom, kad artėja audra, klausė, kur plauksim dabar, žodžiu, rūpinasi, kad būtumėm saugus, kad neužkluptų mūsų audra netikėtai. Sakė, kad jeigu liktumėm čia, tai pasiūlytų mum į gilesnio uostelio dalį persišvartuoti, nes ten atseit mažiau bangos. Nu, ne atseit, o iš tikrųjų mažiau bangos įsibanguoja. Čia šituose bidonuose yra sudėti žvejų tinklai ir iš jų vis varva ir varva syvai. Kvapelis, tai ojojoj. Mes netoli prisiparkavome, bet kadangi vėjas ne iš tos pusės, tai viskas normaliai. Beje, dar vienas šio hostelio privalumas, kad galima čia nemokamai pasiimti dviračius. Kadangi viskas labai toli nuo jo, pavyzdžiui, iki parduotuvės yra 5 kilometrai, tai Harbor Masteris leidžia pasiimti dviratukus, vos ne netgi iki tualeto nuvažiuoti. Tai va, fainai, jeigu neturit savo dviratukų su lankstumu, kaip va dabar regis lanksto, tai galite pasiskolinti čia esančius. Pasilikt pririštą, priekį atsirišt ir tada tu čia išsisuksi. Galvojau, ar išsisuksiu ar ne. Bet jaučiamės gylio neįsijungia. Bet čia turbūt to gylio bus daug. Tu galvoji, neišsisuksi čia? Turėtum daug čia vietų. Man reikia mano greičio. Instrumentus įsijungti reikia. Nepadarėm to dar prieš išplaukiant. Paimsi gal per apačią? Per apačią nenorėjai paimti? Arba aš dar galiu priekį paleisti ir taip pastumt, įlipinėdama. Nu, stumi priekį. Ką? Nu, išsigazuosim ar ne? Gylio 3 metrai. Jo, daug. Beje, ten priekyje, kur yra svečių vietos su bumbulais, tai sakė, per audrą vanduo pilasi per viršų čianai. Tonas vandens per tą molą duoda. Tai reikia žinoti, iš kurios pusės turi ta audra būti, ar saugu būti tenai ar ne. Išplaukiam iš Herviko ir dabar motoruojam link Slitės. Iki Slitės uosto mums yra 18 jūrmilių. Dienos eigoje turėtų įsipūsti vėjas, bet tas vėjas toks šiaurinių krypčių, šiaurės rytų šiek tiek gal duos. Jau dabar šiek tiek pučia, bet nepakankamai, kad galėtumėm buriuoti. Greitai. Jo, nepakankamai, kad greitai galėtumėm buriuoti. Esam bures išsikėlę, išsiskleidę abi, bet kol kas vis tiek dar birbinam ant variklio. Mums reikia Slitėje atsidurti iki 6 valandos, nes 6 valandą turėtų jau prasidėti tokia ale audrelė, kuri ateina nuo rytų pusės, apie kurią čia mus irgi bandė perspėti Harbor Masteris. Sakė, kad Slitėj mums bus saugu ir gera vieta prabūti tą audrą, nes aplinkui yra ir parduotuvių visokių. Galima apsipirkti, apsiprekinti, pasipildyti savo atsargas. Didesnis miestas. Kas čia dar? Nieko.
Jau nebemotoruojam, jau buriuojam. O kokią valandėlę gerą buriuojam. Iki Slitės mums liko 9 jūrmilės. Dabar judam 4,5, kartais 5 mazgų greičiu. Apie porą valandėlių su viršum ir būsim Slitėj. Greit lekiam. Lekiam 6 mazgais. Atplaukėm į Slitės laivų klubo mariną. Prisišvartavom čia, kur mum nurodė pačiam kampelyje. Tokia ganėtinai uždara marinėlė, ganėtinai giliai įlankai. Bet kažkaip nelabai jaukiai mes čia jaučiamės. Biškai keistai, kad nėra tiesiog nei dušo, tualetas yra. Lauko tualetas turbūt. Tikriausiai. Važiuosim pasižiūrėti kitą mariną, gal ten šiek tiek patogiau viskas, labiau miesto centre, kadangi rytoj žada audrą, lietų, Egis norėtų nuvažiuoti iki Visbio, iki Biltemos, tai galbūt mums ten bus fainiau. Atvažiavom ir į kitą Slitėje esančią mariną, pasižiūrėjom, kokia čia situacija, kaip atrodo. Tai dabar bent jau vanduo atrodo labiau judantis negu ten, kur mes sustojom, bet jinai yra žymiai arčiau miesto, yra dušai ir tualetai ir jau čia per Dogspot reikia atsiskaityti, bet tokia žymiai labiau industriniai miesto zona. Ten kažkoks cemento fabrikas, per kurį pravažiavom, įdomiai taip atrodo. Šiek tiek apvažiavom Slitės, matėm 2 parduotuvės, yra Iko ir Coop. Coop yra didesnis, bet jame, pavyzdžiui, nebuvo paprasto vandens, tiesiog negazuoto, nes išparduotas ir tipo nežinia, kada tiekėjai pristatys dar. O pati Slitė toks turbūt industrinis ganėtinai miestas gaunasi, nes yra čia net nežinau, kas čia cemento. Birių krovių terminalas, cemento gamykla, kažkas tokio. Nes ir anglies matėm, ir kažkokių cemento dulkių panašu, kad visur pribarstyta. Ir dabar va tuostelį sėdint girdisi, kaip ūžia ta gamykla turbūt ar kažkas tokio. Pats miestelis toks biškiai apleistas, kažkoks apdulkėjęs, aptuštėjęs. Žmonių yra šiaip nemažai parduotuvėse, bet daugiau neradom ten kažko tai labai mielo širdžiai. Laukelyje lietus, tai mes viduje vakarieniai sriubytė. Liūdnesnė alternatyva nei su kamadu. Kai geras oras, tai galima pasikepti kažką skaniau. Pliaupia lietus. Šiandien turėtų būti ir griaustinio su žaibais. 4 ryto, vėjas įsismarkavęs. Čia mum jau kažkur per galą, jeigu gerai suprantu. Matosi įlankai ten tolumoj bangelės su tokiu biškį lūžtančiu viršum. Mes kažkur stiksame, tik tai staigs išėjo pasižiūrėti. Lietus nebelyja, bet vėjas stiprus. Jo, rytas toks vėjuotas, kaip ir prognozavo. Gūsiai tokie nevaikiški. Tai laukiam, kol tie gūsiai praeis. Kažką reiks daryti, plaukti toliau. Taip, čia mūsų pusryčių stalas. Turim ir vaivorykštę. Kol vis dar vyksta audrėlė, mes susiruošiam važiuoti su dviratukais iki miestelio marinos, kurioje yra dušas ir tualetai normalesni. Tikrai normalesni negu čia. Tai fainai, kad yra dviratukai,
Kiek čia kokį porą, 3 kilometrai? Nu, daugiau negu porą. Numinsim iki ten, pabandysim išsiturkšti. 5 minutes later. Išsiturkšta pagrindiniai Slitės marinoj. Tai čia galiojo ta pati kortelė, kurią gavome Herviko uostelyje. Herviko uostelio Harbor Masteris pasiūlė mum ją pasilikti ir sakė, kad dar keliuose skirtingose uostose ta pati kortelė galioja. Man atrodo, ten Gotland Gasthamn kortelė. Labai fainai, nes dabar esam toj Boat Club marinoj Slitėj. Tai ten praktiškai nieko nėra iš tų patogumų, o čionai atvažiavus yra ir tualetai, ir dušas, ir išsiskalbti irgi galima. Turėkite omenyje, jeigu ketinate atsidurti Gotlande. Faina buvo išsimaudyti, šiltas vandenukas. Laukiu Eigio dabar. Gaminsim švedišką tako. Tokią duonelę su briedžiu, su elniu gal. Ir hot jalapeno edamer. Skystas sūris. Tepamas sūris. Per pusę. Švediškas tako. Skaniai. Skaniai. Toks aštrus. Labai patenka. Atsibodo sėdėti laive. Varom pariedėti su dviratukais. Atplaukiant, mačiau vienoje vietoje malūną. Kažkaip man labai norisi pasižiūrėti tuos malūnus iš arčiau čia Gotlande. Tai gal pavyks iki jo nuriedėti. Švediška vasara. 12 metrų pučia, vanduo jaučiu kokie 15 laipsnių. Yes. Va, atvažiavom į Slitės pliažą. Toks tipo balto smėlio pliažiukas, bet šiukšlinokas, toks palyginus su mūsų Baltijos pajūriu. Ir matosi, kad čia tas smėlis suvežtas, supiltas, taip nelabai natūraliai. Išmesta visokių žolių į krantą. Bet va maudosi vaikučiai tirškėse, mes su džemperiais. Taip biškį karts nuo karto nupurto šaltį. Na va, štai tau ir malūnas su vaizdu į Baltijos jūrą. Toks romantiškas. Panašu, kad čia gražiausias vaizdas į karjerą, ką gausim. Gražiai atrodo žydras vanduo. O dabar galima atsisėsti ant suolelio ir pasižiūrėti savo karjerą, kaip klostosi. Verbinė. Karjeristai čia visi. Karjeristai, jo. Slitės miestelėje vien karjeristai gyvena. Slitės karjeristai. Va, radom ir geresnę vietą į karjerą pasižiūrėti. Anot Eigio vertimo, žiūrint į šitą švediškai parašytą tekstą, Slitės fabrikas pagamino 75% Švedijos cemento. Įdomiai atrodo, tokios didžiulės stačios uolos, atrodo, kaip galima šitaip nugreideriuoti jas. Tirška bulbas. Va, šiandien mes bandom pralaukti, kada šitas ciklonas praeis. Ir tada įsijungs mum vėjai pučiantis iš pietų, pietvakarių ir nuneš mus į archipelagą. Ne pats labiausiai apetitą keliantis vaizdas, bet patiekalas tai bus tikrai skanus. Keptos bulvės su svogūnu, kefyras, druskytė pipiriukai, vaizdelis, į cemento fabriką, bet gerai galėsim į šitą pusę žiūrėti. Ten žvejų uostelis ir kažkokios antelės plaukia.
Aš įrašą padarysiu, panaudosiu priešais tave, jeigu tu negražiai šnekėsi. Nu, tai aš gražiai šneku, dar špringame. Tai aš tik perspėjau. Nu, nes vad galvoju, nukreipčiau taip nosį Tai gerai, ir mes tai- ten nuplauksim ir apsisuksim. Saugojimas yra toks. Gerai, jau kaip gražiai šneki. Tai ką dabar atrišinėjom? Tas, kuris nedirba, ten tą švartuolą. Kiek šitų? Ai, gerai. Buvo galima ir nesušlapint. Ai, dar užkaptuką reikia atsisekti dėl viso to. Atsiseksi savo galą liko. Nu, va. Priekis paleistas. Liko špringas. Prisektas. O vėjas dabar mūsų čia prie borto spaudžia. Prieš tai tiesiai užpakalį pūtė. Gerai, dabar saugok priekį. Jo, bet žiūrėk, dabar vėjas iš šono mum biški labiau. Jo. Dabar saugok priekį, laivas pareis pas tave. Nu, nepareis, iš šono pučia. Nu, duodu gazą ir bandyk iššokti laivą. Tu į galą duosi gazą? Taip. Gerai. Einam pasaugoti šoną. Gerai. All good. Susirinksim švartuvą nuo priekio ir dar krantus reiks susirinkti, nes panašu, kad greitų metų mum jų nereiks. Tikėkimės, kad viskas sėkmingai ir nereiks. 16:45 išplaukiam iš Slitės, judam link Farozundo, kirsim per tarpelį tarp Faro ir Gotlando ir tada, jeigu viskas tvarkoj, pasileisim link Nynäshamno. Švyturys. Nu, plauksim pro švyturį, pasisuksim, bet tokios pavėjinis kursas, grotą nusimetam, nes labai malo. Banga kažkokia tai susidaro, tai paimsim prastai su viena genuja, o už švyturio pasisuksim. Turėtų būti biškai palankesnis kursas. Priešais matome plaukia labai nedidelis laivelis. Na kaip nedidelis. Toks pat nedidelis kaip ir mes. Ir panašu, kad ten yra jachta Gilė su giliuku įgula, su kuria prasilenkiam. Jie kaip tik čia keletą savaičių buvo Stokholmo archipelage pietinėme ir dabar jau traukia atgal į Pavilostos uostą. Buvom sustoję uostuose 18 maždaug jūrmilių atstumu, kai šita audra užėjo. Ir dabar audrai pasibaigus, abu pasileidom savais keliais, mes link archipelago, jie namo. Ir jau čia turbūt kokių 5 jūrmilių atstumų prasilenkinėjom šiuo metu. Mūsų laukia dar viena naktis Baltijos jūroje. Šiaip įmanoma šitą atstumą nuo Farozundo iki Nynäshamno praplaukti dienos metu šviesoje, bet mums taip jau susiklostė palankus vėjai plaukti naktį. Turėtų būti nenuobodus plaukimas, nes tiek laivų burinių yra, kurie plaukia iš archipelago į Gotlandą, tie kursuoja keltai iš Gotlando į žemyną, tai turėtų būti veiksmo šią naktį. Plaukėme pro Faro salą ir Gotlando salos esančių sąsiaurių. Maždaug Nargioniks atrodo taip. O, jau, kiek dar daug liko. Nu taip, nemaža. Staptelėjom prasileisti keltą. Tuo turėtų iš burių išlysti.
plaukia atgal į Gotlandą. Plauksim per kanalą. Priekyje sektorinis švyturiukas. Rodo, kad teisingai plaukiam. Į žalią lemputę, jeigu matytumėm raudoną, tai jau būtumėm neteisingai beplaukę. Kokia savijauta? Gera, bet ką tik variklis kažkaip apskas numetė, nors aš nieko nedariau. Tai šaldytuvą užsikūrė pas mus. Ai, jo. Aš jau tau sakiau šitą. Bet dabar užsikūrė? Turime šiokią tokią srovę, nes skiriasi Navioniksų greitis ir Lago greitis. Šiaip Navioniksas visą laiką pas mus būdavo greitesnis, šiaip lėtesnis. Ir vanduo matosi, kad susivėlęs gali parodyti. Na, ir vanduo matosi susivėlęs. Bandom peteliškiauti su Grotu ir Genuja. Čia vėjas sukinėjasi. Sraigtasparnis. Nelabai suprantu, ar čia matosi jis per kamerą ar ne. Jau sutemę pilnai. Keletas valandų, kaip esame atviroje jūroje. Visai gerai čia sekasi, judam tarp 4-5 mazgų. Tolumoj vis dar matosi Gotlando pašvaistas kelių miestų. Panašu, kad Visbio ir kažkokio dar vieno. Ganėtinai giedra naktis, bet ne pati giedriausia. Kažkaip matosi žvaigždės kaip pro miglą. O tolumoj kol kas nieko nesimato. Laivų irgi nepasakyčiau, kad būtų. Gal vat vienas jo kažkoks krovininis paplaukė. Tolumoj kažkokios švieselės pradėjo matytis. Tai turbūt dar vienas koks nors krovininis. Arba keltas į Gotlandą. Linguojam savo. Šiaip fainai, kad nėra didelės bangos. Tai tas padeda ir greitį didesnį laikyti. Reikia šiek tiek burę pasirifuoti, nes autopilotas nepaveža. Tai va, toks update'as. Rytas. 4 valandas 20 minučių. Lekim visai smagiai. Jokių burlaivis. Seniai nemačiau burlaivio jūroje. 4:30 kyla saulė. Judam netoliai. Jis sakė, prasileidžiam su vandeniu. Ir judame maždaug 4-5 mazgų greičiu. Labai neblogas plaukimas, kol kas. Liko mums 15 jūrmilių. Judam tarp 3-4 mazgų greičiu. Šiek tiek lėčiau negu pradžioj, bet vis tiek nereikia variklio turti. Šiaip jūra buvo labai ramia. Visai greitai čia tas laikas eina. Laivų praktiškai nieko nebuvo. Tai fainai. Tuoj pasieksim Lillehamną. Prasilenkinėjom su burlaiviu. Varo nuo žemyninės dalies Švedijos. Tai kad link Visbio kursas. Ir ten neturime vienas yra. Tai apskaitinėjom saugą ir jis sako, yra tokie balti pagaliai tolumoj. Tai va, tie balti pagaliai yra burlaiviai. Vienas keltas dabar plaukia pagal mus, mano supratimu, iš Gdansko į Lillehamną dėl ferijos. O ten Destination Gotland keltas, kuris kelia turbūt irgi iš Lillehamno į Visbį. Šitas 12 mazgų. Lenkiškas keltas varo 12 jūrmilių greičiu, o švediškas 27 skuodžia į Gotlandą. Ką tik praplaukiam pro negyvą ruoniuką. Čia jau laivų daug. Ir į vėją, ir pavėjus su spinakeriais varo, dingius iš paskos tempia. Ten matau pedalboardus prisitvirtinę prie laivo, prisipūtę.
kapitonas va paėmęs jau šturvalą. Valą rankenai, rankas. Nori valdyti situaciją, kad čia jokie pilotai man Būrės. nevadovautų. Būrės įsiskleidęs, varikliais įjungęs, viskuom varo. Praleis. Ir dar grasina per galvą duot. Užstojom jam vėjom. O tai tau negalėjom prasilenkti biškį plačiau. Suvėlėm dėdį į spinakirį. O, prašom. Kaip gražiai. Su juodom būrėm, su spinakeriais, su Jėzus Marija. Iš šitų visų olų laiveliai landžioje, matyti jie gerai žino archipelagų subtilybės. Kaip tau patiko šis plaukimas per Baltiją nuo Gotlando iki žemyninės Švedijos dalies? Labai geras, ramus. Labai geras. Ramus, nereikėjo rifuotis, išsirifuot būrių, pilnom būriam, lėkiam 5 mazgais, praktiškai kaip archipelago. Nu ir tik tais likus 7 jūrmiliam įsijungiam motorą. Super! Seilę spjaudė. Ar kas nors nutiko laivui negero? Lyg ir ne. Šekelį gal? Vienas šekelis. Mano sumeistrau tos sistemos nulėkė. Nebuvau užklijavęs ir neužmaizgęs viela. Tai nieko baisu. Menki nuostoliai. Būtai ant kranto. Plaukėme pro Nynäshamno prieuosčius. Kažkur ten kairiai pusėje marina. Turėtų būti ją ir plauksime. Sliūkinam po truputį į uostelį. Čia labai daug vietos svečiam. Ir tokie molai, prie kurių gali šonų švartuotis, ir ant bumbulo gali kabintis, ir porą netgi tokių lieptų didelių, ilgų iš abiejų pusių. Nežinau, 100 čia gal kokį vietų. Na va, atsibaladojom iki žemyninės Švedijos. Taip. Nesam buvę dar čia. Jo, dar čia nesam buvę. O su kuo esi buvęs? Aš su keltu. Su kuom jau esi buvęs? Su keltu. Su keltu? Ką tu čia darai? Nynäshamne? Ne, Nynäshamne. Nu tai va, nemelu. Stokholme. Skalbimas uždėtas, keliaujam į parduotuvę. 6 valandą, 8 valandą turėtų prasidėti lietus, tai jeigu pasiskirstėm pajėgas, aš einu iki parduotuvės, o jisai kepa lašišą su mėsa. Už 750 metrų nuo uostelio praktiškai statmenai yra didelis Kupų prekybos centras. Dažniausiai filmuojam viską tik tais tada, kai gerai. O dabar, pavyzdžiui, Egis netyčia užkliuvo už kokteilio, kuris stovėjo čia. Tas kokteilis nuvirto, čia pribėgo, čia į šitą spintelę. Tai dar negana to, už tos spintelės po apačia dar yra didžiulė daiktadėžė, kuri ten iš vis praktiškai bedugnė. Tai dabar reikia išsikuopti.